Sveiki, tankistai, su jumis Kotys ir Virgilijus. Ir Virgilijus, kaip sakant, skaito jūsų komentarus. Kažkas prašė atsiųsti mūšį su T110 E4. Prašom. Ar nesuklydau? Ne. T110 E4. Dar ne visai nusivažiavau, kaip jį čia užstumdžiu, žiūrėk, užblokavo. Jisai kažkaip parašė laiškė, kad tie žmogeliukai, nes jisai skaitė ir komentarus ir kažkas paprašė atsiųsti mūšį su E4. Ir dėl to jisai paėmė ir įrašė šitą mūšį. Prašom jūsų dėmesį T110 E4. Ir jis pavadino šitas T110 E4 kitaip, truputėlį neįprastas, kaip sakant, neįprastas žaidimo stilius ar kažkokia trajektorija, kryptis. Nors trajektorija ir kryptis tas pats, kaip sakant, reiškia tą patį. Taigi, iš tikrųjų nesu iš to tanko pažįstamas absoliučiai. Žiūrėk čia ir snapshotas ir pramušimas ant 700 damage'o neblogai. Iš tikrųjų su iš to tanko nesu absoliučiai lošęs, žinau, kad jisai prasimuša pakankamai neblogai, ne taip kaip tas E3, T110 E3, bet tokį turi privalumą, kad pas jį bokštelis sukeliojasi, dar 700 žalos, jo, 1400 į kišenę. Teks, kas toliau, iš tikrųjų, taikinių čia jam netrūksta. Žiūrėk, pribaigs, viso gero. Iš tikrųjų, man atrodo, vienintelis tankas, su kuriuo lošiau, kuris daro daugiau negu 500 žalos, per šūvį buvo, žiūrėk, trečias, dar 876, žiūriu, kuris daro daugiau negu 500 žalos, buvo tas ISU 152 su ta senaja patranka, bet, jis toks skausmingas tankas, žiūrėk, dar viena auka, lemba 700, dar, žiūrėk, beveik 4000 žalos jau padaryta. Žiauru, Virgilijus, lemba. Čia vėl Virgilijus. Virgiliauja. Čia pasidarys Virgiliauja, dar 700 žalos. Skausminga žiūrėti iš tikrųjų. Vienu žodžiu, nežinau, aš jeigu čia atvažiuočiau su kažkokiu vidutiniu tanku, padaryčiau vieną šūvį ir kažkas mane nuimtų iš tenais ir viskas. O jam čia jau pavyko padaryti kiek žalos? O žiūrėk, pirmas nepramušimas. Ką aš norėjau? Tai va, niekada kažkaip nelošiau su normaliu tokiu tanku, kuris turi kažkokių šarvų ar kažką tai tokio. Žiūrėk, nieks jį nekreipė dėmesio. Norėjau sakyti viso gero, 3 gyvybės liko. Nepasisekė šį kartą Virgilijui. Priešai, sakyčiau, tirpsta, jie aptirpia tokie tiktais, bet vis tiek Virgilijaus komanda skaičium pralošia. Bet tai, žiūrėjau, 5000 žalos jau padaryta. Nors priešai ten į kitą pusę kažkaip tai, nieko neprasiveržė. Ten tiesiog užstrigė dabar. Penktas nedrįsta iš savo nosies, nežinau, ko jam čia toj baigsis. Viso gero. Dar ir nuvikšrino lavoną. Virgilijau, nežinau, ar čia tau taip sekasi, ar kas, nežinau, norėčiau labai iš tikrųjų pažiūrėti Virgilijaus streamą. Kad ir kokios jis ten kokybės bebūtų ar kažką, bet norėčiau iš tikrųjų pažiūrėti Virgilijaus streamą. Žiūrėk, dar vienas. Žiauru, kiek čia, 6500. Ar įmanoma lošti geriau negu šitas? Jo, gali sakyti, jo, galima ir taip toliau ir visą kitą. Bet tarp lietuvaičių tai, nežinau, gal vienas ar du gali geriau pasirodyti negu Virgilijus. Nes iš tikrųjų, Virgilijaus problema ta, aš jam sakiau, rašiau laiškė, kad tau reikia pačiam daryti, įrašinėti 7300.
kad jam reikėtų pačiam imti ir įrašinėti video ir visą kitą, žinai, nes nėra prasmės jam čia siųsti man video ir visą kitą, nes aš čia prastas komentatorius, žinai, bet jo mūšio komentatorius, aš galiu ten savo kažką pakomentuoti, ką aš čia mąstau, bet aš nežinau, ką aš čia mąstau, bet nepataikė, pirmą kartą nepataikė, bet vienu žodžiu, pas jį yra problema, ta, kad jisai neturi normalios vaizdo plokštės, žinai, kuri pavežtų žaidimą ir ta prasme, tas žaidimas neatrodytų taip, nes jisai atsiuntė ten screenshotą vieną tokį, kuris atrodė pakankamai liūdnai. Ir aš iš tikrųjų galvojau, galbūt galima būtų jam paimti ir padovanoti vaizdo plokštę kažkokią, bet, žinai, gerą vaizdo plokštę kainuoja galybę pinigų. Žiūrėk, dar vienas bouncas, Virgilijau, pasiduodi, Gera vaizdo plokštė kainuoja daug pinigų, ant silpno kompo neapsimoka pirkti vaizdo plokštės. Tai Virgilijau, parašyk komentaruose, kokia vaizdo plokštė tau leistų įrašinėti video, kaip sakant, normalios kokybės video ir galbūt tu galėtum savo kanalą pasidaryti. Ir galbūt galėčiau už tavo finansiškai padėti ir galbūt atsirastų geradėjų iš mūsų, nesakau mano, o mūsų žiūrovų, kurie galėtų pagelbėti tame irgi, jeigu visi susimestų ten po 2 ar 3 eurų, žinai, ar kažką tokio, nežinau, pasakykit žmogeliukai, žinai, ką manot. Nes iš tikrųjų jeigu Virgilijus turėtų kažkokį kanalą, jisai, matot, žaidžia iš tikrųjų labai puikiai ir turėtų kuo pasidalinti ir iš tikrųjų aš norėčiau išgirsti tas mintis, kai jisai žaidžia, ką jisai daro, kodėl jis taip daro ir visą kitą. Nes aš galiu komentuoti šitos beprasmiškus komentarus, sakyti ir visą kitą, žinai, iki begalybės, bet aš manau, jeigu Virgilijus turėtų kažkokią naujesnę vaizdo plokštę, procesoriaus šitam žaidimui, man atrodo, nereikia ypatingai galingo ir galbūt kažką galėtume sugalvoti, žinai, nežinau, jeigu ten, žiūrint, kiek ta vaizdo plokštė kainuoja, žinai, jeigu ten, pavyzdžiui, kainuoja kokius 300 eurų, galbūt galėčiau sušelpti 150 ir galbūt kažkokį padaryti fundraisingą, kur žiūrovai galėtų po 1 euriuką sumesti ir nupirktume Virgilijui vaizdo plokštę ir turėtume nuostabiausią, kaip sakant, savo lietuvišką Quickie Baby ar kažką tokio, Ką manot? Vienu žodžiu, išsakykit savo mintis komentaruose ir pažiūrėsim, kas iš to gausis, ok? Tai va, nes iš tikrųjų jisai žiūri komentarus, jisai atsiliepia ir jisai duoda jums, kaip sakant, to, ko norit. Ir jisai turi žymiai didesnę tankų kolekciją negu aš. Ir žaidžia žymiai geriau negu aš. Tai va. Taigi, 7,5 padaryto žalos, 1104 bazinės patirties. Į pliusą nuėjo šį kartą aukso nešaudė, nors iš to tanko aukso turbūt nelabai reikia, nebent sutinki kokius piktybinis labai tuos prieštankinius pabūklus su 100 mm šarvų. Tai vat, bet esmė ta, kad Virgilijus skaito jūsų komentarus, jis norėtų įrašinėti video, bet dėja dėl, kaip sakant, savo geležies jis to negali. Tai galbūt, jeigu turit kažkokių minčių ar, žinai, norėtumėte jam padėti finansiškai po eurą ar 2, galbūt galėtume jam surinkti. Aš sakyčiau, kad aš galėčiau padengti pusę tos kainos, ok? Ir kita pusė galbūt, jeigu sutinkate, išsakykit savo komentaruose, galėtume Virgilijui padovanoti vaizdo plokštę. Tai va, sakykit savo mintis, idėjas ir visą kitą. Ir galbūt ką nors sugalvosi mane. Tai va, kas sėkmės mūšio laukia tankis, tai iki.